Sveiki visi! Šiandien neriame į kažką tikrai ypatingo iš Tanstack ekosistemos. Tai Tanstack AI. Ir žinote, tai ne šiaip dar viena biblioteka, kuri padeda integruoti dirbtinį intelektą. Ne. Ji daro kai ką daugiau. Ji leidžia dirbtiniam intelektui tiesiogiai, valdyti pačią programėlę. Pažiūrėkim, kaip tai išvis įmanoma. Gerai, pagalvokim apie tai. O kas jeigu dirbtinis intelektas ne tik atsakytų į klausimus, bet ir realiai galėtų sąveikauti su tuo, ką matome ekrane? Pavyzdžiui, paspausti mygtuką atnaujinti duomenis, jis tarsi išeitų iš to mažo pokalbio langelio. Būtent šią idėją ir narpliosime, nes Tanstack AI galimybės, jos tikrai gerokai platesnės nei standartinio chatboto. Kad būtų aiškiau, apie ką čia kalba, įsivaizduokim tokį scenarijų. Sakykim, parašom į pokalbio langelį: Ei, parodyk, kiek pas mane liko nebaigtų užduočių. Ir dabar dirbtinis intelektas ne šiaip parašo atsakymą tiek ir tiek. Ne, jis pats savo iniciatyvą kreipiasi į duomenų bazę, pasiema tą skaičių ir tada tiesiogiai naršyklėje atnaujina kokį nors skaitliuką ar grafiką. Viskas vyksta sklandžiai. Serveris ir klientas susikalba be jokių papildomų sudėtingų sprendimų. Gerai, štai planas. Pradėsim nuo to, kas tai per biblioteka, tada pažiūrėsime pačius pagrindus, kaip veikia pokalbių sistema, po to įdomiausia dalis – supergalio serveriai ir, tikra magija kliento pusėje. O pabaigoje – žvilgsnis į ateitį. Taigi, pirmas punktas. Kas yra ta naujoji DI biblioteka? Jei reiktų apibūdinti vienu žodžiu, tai būtų paprastumas. Tanstack komanda panašu užsibrėžė tikslą išmesti visą nereikalingą sudėtingumą, kuris dažnai lydi dirbtinio intelekto integracijos. Idėja tokia, kad galingas DI taptų ne galvos skausmų programuotojų, o tiesiog patogių įrankių. Gerai, judam toliau. Dabar pažiūrėkime, kaip visa tai veikia po kapotu. Antra dalis apie pačią pokalbių sistemos struktūrą, kaip klientas ir serveris susikalba. Štai ir visas kelias nuo kliento iki serverio ir atgal. Viskas prasideda kliento pusėje su specialiu React kabliuku Use Chat. Jis iš esmės valdo visą sąsają, žinutės įvesties laukelį. Kai kas nors parašoma, užklausa keliauja į serverį. Ten laukia chat funkcija. Ji paima tą žinutę, nusiunčia ją DI modeliui, ar tai būtų OpenAI ar Gemini, ir gautą atsakamą po trupučiu srautu siunčia atgal į kliento sąsają. Viskas paprasta, bet labai efektyvi architektūra. Pažiūrėkime atidžiau į kliento pusę. Čia karaliauja Use Chat kabliukas. Ir tai yra nuostabu, nes šis vienas dalykas duoda viską, ko reikia. Pranešimų sąrašo, indikatorių, kad DI galvoja, ir aišku funkcija, kuri išsiunčia pranešimą. Ką tai reiškia programuotojui? Ogi tai, kad nebereikia sukti galvos dėl viso to būsenos valdymo. Viskas tiesiog veikia. O kasgi serveryje? Čia viskas sukasi aplink vieną vienintelę chat funkciją. Galima sakyti, tai yra visos sistemos variklis. Ji priima užklausas iš kliento, bendrauja su dirbtinio intelekto teikėju ir tvarkingai siunčia atsakymus atgal. Vienas centrinis taškas visai logikai. Gerai, dabar pereiname prie to, kas Tanstack AI paverčia tikrai galingo. Trečioji dalis – supergalios. Kalbėsime apie serverio pusės įrankius. Būtent čia dirbtinis intelektas nustoja būti tik pašnekovu ir pradeda veikti realius veiksmus mūsų serveryje. Tai kasgi tas įrankis? Paprasčiausiai tariant, tai yra funkcija, kurią mes aprašome taip, kad dirbtinis intelektas suprastų, ką ji daro, ir tada DI pats gali nuspręsti, kada tą funkciją iškviesti, kad atliktų kažkokią užduotį. Pavyzdžiui, gauti orų prognozę arba, kaip jau minėjau, patikrinti duomenis bazėje. Viskas prasideda nuo įrankio apibrėžimo. Iš esmės, mes tiesiog pasakome dirbtiniam intelektui: žiūrėk, tu turi naują galimybę. Štai jos pavadinimas, štai ką ji daro ir štai kokių duomenų jai reikia. Tam naudojama tool funkcija, kuri sukūrė schemą arba, kitaip tariant, instrukciją dirbtiniam intelektui. Tai yra, ką jis gali daryti. Gerai, DI jau žino, ką gali daryti. Dabar reikia jam pasakyti, kaip tai daryti. Tam ir skirta .server funkcija. Jos viduje mes rašome realų kodą, kuris ir bus paleistas serveryje. Tai gali būti duomenų bazės užklausa, skambutis į išorinę IP, bet kas. Dabar jau turime pilną paveikslą. O dabar pasiruoškite, nes dabar prasideda tai, ką aš vadinu tikra magija. Ketvirtoji dalis – kliento pusės įrankiai. Tai ko gero pati inovatyviausia ir, tiesą sakant, protų sunkiai suvokiama šios bibliotekos dalis.
Kalbame apie galimybę leisti dirbtiniam intelektui valdyti tai, kas vyksta tiesiogiai naršyklėje. Pažiūrėkime į šį palygimą, nes jis puikiai viską sudėlioja į vietas. Serverio įrankiai – tai saugus veiksmai užkulisėse. Prieiga prie duomenų bazių, API raktų ir panašiai. O kliento įrankiai – tai viskas, kas susijęs su interaktyvumu čia ir dabar. Sąsajos elementų keitimas, temos perjungimas, duomenų išsaugojimas naršyklės atmintyje – galimybės milžiniškos. Tai kaip tai veikia? Procesas tikrai unikalus. Viskas prasideda serveryje. Dirbtinis intelektas, analizuodamas pokalbį, nusprendžia, kad reikia kažką padaryti kliento pusėje. Tada jis nesiunčia kodo, o siunčia nurodymą naršykliai, palaisk įrankį pavadinimu pakeisti temą. Naršyklė gauna tą komandą ir aktyvuoja atitinkamą client funkciją, kuri jau yra paruošta. Svarbiausia, viskas vyksta saugiai per iš anksto apibrėžtas ir leistinas funkcijas. Ir žinote, kas geriausia? Įgyvendinti tai yra stebėtinai paprasta. Principas lygiai toks pats, kaip ir su serverio įrankiais. Tik vietoj .server mes naudojame .client metodą. Aprašome funkciją, kuri bus vykdoma naršyklėje. Tada visą šį įrankių rinkinį paduodame tam pačiam UseChat kabliukui. Ir viskas. DI dabar gali juos naudoti. Na ką, artėjame prie pabaigos. Paskutinė 5 dalis – kas toliau? Pažvelkime, kokia Tanstack AI ateitis ir ką visą tai reiškia mums, kūrėjams. Tik pagalvokite apie šį skaičių. Maždaug 200 kodo eilučių. Tiek reikia, kad veiktų pilnavertė sistema, apie kurią mes čia kalbėjomės, su pokalbių sąsaja, su įrankiais serveryje, su įrankiais kliento pusėje. Tai neįtikėtinai mažai. Ir tai puikiai parodo pagrindinę Tanstack filosofiją. Maksimalus rezultatas su minimaliomis pastangomis. Taigi, apibendrinant, kokie pagrindiniai pliusai? Visų pirma, akivaizdus paprastumas ir labai mažai paruošiamojo kodo. Antra, vieninga API, nesvarbu ar kurį įrankį serveriui ar klientui, principas tas pats. Taip pat, tai nėra pririšta prie vieno karkaso, veikia iš esmės bet kur. Ir žinoma, Tanstack vardas tai jau savaime kokybės ženklas. O kas ateityje? Reikia nepamiršti, kad šiuo metu tai dar ankstyva alfa versija, nors jau dabar veikia įspūdingai. Ateities planuose yra headless vartotojo sąsajos komponentai. Tai reiškia, kad gausime paruoštus, bet pilnai pritaikomus blokus, kurie leis dar greičiau surinkti pokalbių sąsajas. Vizija, manau, visiems aiški – tapti rimtų, brandžių žaidėjų įrankių rinkoje. Ir pabaigai noriu palikti vieną klausimą pamastymui. Kai dirbtinis intelektas gali nebe tik kalbėti, bet ir daryti, realiai veikti mūsų programėlėse, keisti sąsają, valdyti naršyklės funkcijas, kaip tai iš esmės pakeis tai, kaip mes kūrėme ir naudojame interneto aplikacijas. Manau, kad tai yra fundamentalus pokytis, kurio tikrąjį mastą mes dar tik pradedame suprasti.